Labas, Aleksandrai. Labas. Aš šiandien palaikysiu, žinai, rankose mikrofoną, nes truputį aplūžo. Tai šiandien yra mūsų antroji restoanalizės laida ir mes labai džiaugiamės, kad galime būti pas tave svečiuose ir netgi tave patį pakalbinti. Tai gal gali tada trumpai iškart pristatyti iš savo lūpų, kur mes esam ir kas tai per vieta. Kaip ir pirmoji restoanalizės, man atrodo, laida, jūs ten pat esat. Ten pat. Pas mus svečiuose, mūsų vietoje, o vietoje yra Austrių baras, Gentle Shrimp, kuris jau gyvuoja, man atrodo, jau 3 metai, tik tai keliose lokacijose, o dabar jau 2 metai šitoje Barboros Radvilaitės gatvėje. Netoli katedros? Taip, netoli Grėjaus, netoli, kaip sai, avokado. Bet man atrodo, kad ne pas nieką nėra tokios eglės kaip pas mus. Taip. Tai prie šitą paskui truputį prieisim gal jūsų tą vizitinę kortelę ir žaisliukas, ir eglutė, ir dekoro elementai yra Austrijos, be abejo, nes Austrių baras. Bet manau, visiems labiausiai įdomu ir aktualu, kas tas Aleksandras, kodėl jisai pradėjo kelionę būtent šiame versle ir kodėl tu nusprendėjai pats atsidaryti vietą, kas tave vedė link to. Visą tą turbūt pradžią nuo pradžių, kaip pradėjai šitą kelionę. Tu taip į mane nežiūrėk kartais, nes aš bandau įsiklausyti klausimą ir toks laginu truputėlį, pradedu, ta prasme, įsigilinti į tą klausimą ir galvoju iš karto atsakymą. Tai kas toks, nežinau, šefauju nuo, jeigu taip jau paėmus, nuo 2007 metų gal, skirtingose vietose ir ten gal ir būtų nepopuliarios kartais vietos ir žmogui atrodytų gal čia kažkokia, galima kažkokiais nelietuviškais žodžiais. Tai galima, žinau, kaip kaniušnė, tokį žodį, ne, galima? Galima, kartais, jo, tai galima ir tokiose vietose irgi dirbau visur. Bet visur pasisėmėm patirties, padirbom, aš neku, kaip kažkas būtų iš galo dar, ne viena aš. Viskas tarpavimas. Tai va, tai jaudulio irgi jaučiasi truputėlį, tai va, tai dirbau, visą laiką dirbau kažkam. Ta prasme, kažkam nešiau. Tas darbas pats iš esmės. Čia yra mano pešanas. Ta prasme, čia man močiutė, amžinatelsi, pagarba jai. Ir ji man gal įpiršo tą norą maistui ir norėjosi kažkaip gaminti. Ir jeigu atsimeni mūsų jaunystę, nes mes su šito žmogum esam pažįstami milijonas metų ir... Sekasi visi. Ja, tai va, tai ir kada važiuodavom kažkur ten, nežinau, prie ežerų ar kažkur pasitūsinti, aš visą laiką gamindavau kažką. Tai tas pešanas ir liko ir dirbau tuo virėju, šefu, važiavau į Norvegiją, į kitas šalis dirbti ir galų gale supratau, ko aš čia uždirbu kitam pinigus, kodėl aš negalėčiau savo pasidaryti. Tik dažniausiai būna taip, kad tu turi investicijas kažkokias ir kažkas investuoja į tave ir tu darai tą verslą, o šitoj vietoje aš neturėjau nulį. Ta prasme, neturėjau nei vienos kapeikos. Ir tai kaip tada? Ir tada taip, kad aš išsinuomavau patalpas. Už 0 kapeikų? Ne, jos kainavo. Ir iš savo lėšų mokėjau už tas patalpas. Pasidariau pats remontus, visus, pats, nieko neprašydamas, tik tai man išlėjo grindys. Čia mes šnekam ne apie šitą vietą, o prieš tai Pylimo gatvėje. Paskui pasidariau barą pats irgi ten tik tai padidinėjo man, nežinau, nuverst kažką, tokį sunkų darbą man padėjo ten draugai. Ačiū jiems irgi labai didelis. Ir po truputį, bet aš nenorėjau niekad pradėti nuo to lengvo kelio, kur kažkam sumoki pinigus ir tau padaro
įmonę, tau padaro tau padaro leidimus kažkokius. Aš norėjau tą kelią pradėti nuo dugno iki viršaus pats. Tai aš pats įmonę įkūriau, aš pats licenzijas visas suorganizavau ir alkoholio, ir VMVT, viską dariausi pats su kažkokia pagalba mano šeimos. Ta prasme, mano dukros padėjo labai daug, mano žmona irgi maladėt, irgi daug ką padėjo. Ir čia dizaineris pagrindinis yra mano žmona irgi. Tai savarankiškai. Bet ar prieš jau nuspręsdamas, kad tu tikrai jau esi pasiryžęs atsidaryti savo būtent vietą, ar tu turėjai kažkokią aiškę viziją, ar tu turėjai pasiskaičiavimą kažkokį, meniu? Tiesiog, tai kodėl tada Austrijos? Tiesiog lėmė tam tikri, nežinau, tam tikros vietos, kurios man kaip užkrito už kojų. Ta prasme, aš dirbau, šefavau vienam restorane, man kažko trūko, nes vis tiek, kada dirbi, tu visą laiką dirbi, pas tave tokia kaip rutina ateina ir tu visą laiką dirbi tą patį per tą patį. Ir tau tas nusibosta vis tiek. Tau reikia, žmogui iš vis reikia visą laiką kažkokio kiko, iššikną. Judėjimą. Bet gerai, bet vėlgi, tai sutik, kad ne visiems ir lemta, ir verta atsidaryti, ne visi gali išbūti šiame versle ilgiau, tarkim, negu ateina liūdni skaičiai. Tai pas tave, reiškia, buvo kažkas truputį daugiau. Gebėjimų, nežinau, tos pačios vis tiek kažkokia vizija kažkur vedė, netgi gal jeigu nežinau. Aš labai savikritiškas esu ir aš neskaitau, oi, man ten ir skambina dar kažkas. Tai svarbus žmogus, žinai. Tai aš esu savikritiškas, gebėjimų, aš nesiskaitau, kad kažkoks esu smaragdas šefų pasaulyje ir aš toks niekad nebuvau. Ta prasme, aš žinau, ką aš mėgstu ir aš noriu tą suteikti žmogui, ką aš mėgstu. Jeigu jam tas netinka, čia jau jo problemos yra. Kitas dalykas, aš visą laiką, man trūko ne kavinėse, gal restoranuose ar vietose kažkokiose, ko aš negaunu. Aptarnavimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Tu ateini dažniausiai į, nežinau, tinklinio kažkokio tinklo vietą ir tau tiesiog atneša meniu, numeta ir viso, davai, tiesiog gero. Standartiškai. Bet pas tavegi nėra aptarnavimo labai didelio, ar tu samdai aptarnaujantį personalą? Aš pats aptarnauju. Pats, mano kolega aptarnauja, mes patys gaminam, mes patys plaunam grindis, mes viską patys darom. Tai reiškia, tu tą kokybę tokią, kokią tu pats įsivaizduoji, užtikrini būtent per save. Per save. Ir dažniausiai taip ir būna. Jeigu tu pats nedirbi, kokybės niekada nebus. Iki galo. Tu negausi. Heiteriai visi gal man uždės dabar vienetukus Google ir visur, bet mes penketuką Google ne su dideliu tokiu, aišku, žmonių atsiliepimų skaičium. Mes turim penketuką tik tai dėl to, kad mes darom tai honest. Ne šiaip, žinai, numetus ranką ir nedarant nieko, bet aš darau taip, kaip aš norėčiau gauti pats. Čia yra svarbiausia. Ir maiste, ir aptarnavime, ir pagrindinis dalykas mūsų versle, mes apie restonalizę šnekam, yra veidas yra tualetas. Ką turiu omeny? Jeigu ateini ir tualetas yra nešvarus, čia bus ir blogas aptarnavimas, ir blogas ir maistas. Teisingai. Aš irgi už švarą visą laiką labiausiai. Ir batai. Batai žmogaus, jo veidas yra švara, be abejo. Higiena. Tai gerai, kol kas viskas gražiai skamba, ne? Tu savikritiškas, reiškia, įdedi daugiau pastangų, negu vidutiniškai galėtų žmogus įdėti, bet vis tiek yra sunkumų. Kas yra sunkiausia tau šiame versle, jau kiek metų turi jį? O čia viską nori išgirsti, ar tai pagrindinis? Kažką įdomaus, pagrindinis. Mokesčiai, čia kiekvienas tau pasakys. Mokesčiai.
Gal irgi VMVT reikalavimai maisto pramoniai yra tokie kartais nelogiški. Mokesčiai irgi nelogiški, vėl mes grįžtam apie tai. Bet nežinau, kai tu žiūri į vietą kaip į namus, tu toksai lengvai tą pinigą atiduodi ten kažkokiem, nežinau, va tai pačiai žuvytei. Aišku, nemato kamera dabar to žuvytės, Matė. bet tu, 50 eurų žuvytė, hrens nim, žinai. O jeigu tu turėtum čia, jeigu tu dirbtum kaip administratorius kažkokiai įmonei, tu jau nebepirktum, tu jau žiūrėtum tos kaštus. Tai vat kartais gal va tas didžiąją problemą ir daro, kad aš žiūriu į savo vietą kaip į namus. Dėl to, kad aš čia ateinu ir aš čia praleidžiu didžiąją dalį savo gyvenimo. Aš netgi tiek vaikų nematau, kiek šitas sienas. Tai va čia yra didžioji dalis. Ir čia yra minusas tame darbe, darbe. Aš galvoju visą laiką, kad pradedant verslą, aš čianais mažiau įdėsiu savo jėgų. O čianais yra dvigubai daugiau, negu dirbant šefų skirtingose vietose. O planuoji, vėlgi turi tą viziją, kažkaip plėstis, kažką samdyti galbūt, kad tavo rankos labiau atsirištų, ar dar nesi pasiruošęs ir nematai? Aš turiu kelis variantus, gal atsiprašau, aš per greitai pertraukiau tave. Ne, gerai, viskas yra. Kelias vizijas, bet aišku, ne su Austriam, bet su kitais dalykais. Tik tai, laukiam iš banko atsakymų, iš visų kitų vietų ir žiūrėsim, gal atidarysim dar kelias vietas, kur nereikia tokios kvalifikacijos, reikia tik tai kokybės maisto, nereikia virėjų kvalifikacijos, kad paprastas žmogus, kuris ieško darbo, jisai lengvai jį gaus. Tu neturi būti virėjas, neturi būti profesionalus barmenas, bet gali ten dirbti, tik tai, kad turi būti sąžiningas žmogus ir tau tas turi patikti. Tai va apie personalą aš tavęs labai daug ir neklausiu, nes čia dauguma susiduria su ta problema, kad personalo tai yra, tai nėra, tai brangu, tai nemotyvuoti, bet kadangi pats nelabai samdai, o dirbi tik su artimaisiais praktiškai, tai tau šitos problemos nėra. Aš apie tai galiu dar vieną sekundę papasakoti. Tai papasakoti. Aš susidūriau su šitą problemą dėl personalo. Dar pylimo vietoje, kai pas mus buvo ten kvadratūra labai maža ir aš galvojau plėstis, nes reikėjo ir žmonės prašė, kad daugiau vietos būtų. Ir aš galvojau, ką pasisamdyti galiu bet ką. Interesas koks pas jį bus? Jokio intereso. Algą gauna, žmogus dirba 1000 eurų ten ar 1,5, čia toksai labai išplėstas dalykas. Jisai dirba ir paskui galų gale, va dabar man reikia daugiau pinigų, ne? Bet jisai daro tą patį darbą. Interesas stafe turi būti augimas ne vien tik tai algos, bet interesas, kad jisai suprastų, kad čia jo namai yra ir jisai kažką turi nuo to gauti. Ne kažkokia... Tai rekomenduotum ir patartum kitom įmonėm, kur, pavyzdžiui, daugiau samdo žmonių arba... Jeigu tai įmanoma, pardavimo procentas. Pardavimo procentas. Jeigu tai priklauso nuo to žmogaus, kuris padaro tą darbą, pardavimo procentas. Kitas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kuris padarė kažkokią vietą ir jisai nori tik tai gauti pinigus, tai geriau duoti žmogui, kuris vadovauja didesnį atlyginimą ar procentalį, irgi vėlgi mes apie procentą šnekam, kaip Amerikoje labai dažnai sako, tu esi mano partneris. Ne? Tai partnerystės saitai yra daug stipresni negu darbuotojo ir vadovo saitai.
Bet ir vėlgi, čia atsiranda ne tik pinigų reikalas, čia atsiranda ir tas santykis, ir kažkaip atitikimas, vat, kad vieta su žmogumu atitiktų, nes kartais būna, žinai, ir tų pinigų siūlai, didini, bet rezultato nėra. Nu, tai reiškia, tos nėra vidinės varikliuko, nu, vat, šitoj vietoje. Čia vienoje vietoje partneris turi suprasti, kad interesas yra abipusis, o ne vien tik tai vienas nori uždirbti, o kitas yra tik tai partneris. Jisai turi suprasti, kad mes esame atsakingi abu už šitą vietą, pavyzdžiui. Jeigu ne, tada čia yra, nu, ne partnerystės ryšiai. Čia kaip ir su žmona ir su vyru, tas pats. Na, dabar šeimoje ne vienas augina vaikus. Vienas augina vaikus, bet pasidalina kažkaip, nu, savo pareigom. Jeigu tai neišeina pasidalinti pareigom, nu, reiškia, čia ne partnerystė yra. O ar per tiek metų, nu kaip per tiek, nei čia daug, nei mažai, bet jau yra vis tiek skaičius šitame versle. Ar nebuvo tokių momentų, kai galvoju, metu šitą verslą nusibodom? Kiekvieną mėnesį. Kiekvieną mėnesį, kai reikia mokėti mokesčius. Jau все, aš jau PVM-as, jau šikmait, nafik, reikia uždarinėti šitą vietą. Paskui kažkaip ras, taip atsigaunam. Nėra... Bet ar turi planus tada kažkokius finansinius, nežinau, strategiją, pavyzdžiui, mokesčių diena ateina, tau ten viskas blogai, bet atsisėdi, susidėlioji kažkokius žingsnius, kurie padėtų. Blemba, tame ir bairis, kad tų žingsnių nėra. Nu, mes nevargstam stipriai. Tu prasme, pavalgyti turim, algas turim, vaikai 4. 4, jeigu ką. Yra pamaitinti, visi mokyklose vaikšto, švarus, gražus, ne? Vaikai daugiau negu turi, negu mes esam. Ne, bet čia ne apie vaikus. Planai yra tame, kad aš pastebiu, kad vienas verslas, vienam žmogui, jisai tiek neatneš pinigų, kiek to verslo plėtimas. Ta prasme, jeigu tu nori daryti savo kažkokią vietą, mes šnekam apie segmentą tokį, kuris yra ne kebabinė ir sušinė, o mes šnekam apie austrės ir apie šampaną, tai jos neužtenka vienos. Ta prasme, kad tu turėtum pajamų daugiau, reikia daugiau vietų. Vystytis. Jeigu mes šnekam apie kebabus kažkokius, dar kur alkoholio apyvarta nėra padaryta tokia stipriai intensyvi ir yra vien tik tai iš maisto gamybos, tada jo, galima taškų kažkokių porą turėti ir užsidirbti pinigų. Bet vėlgi, sakau, čia turėtų mūsų Seime pagalvoti labai stipriai, kad smulkus verslas vystytų, nes smulkus verslas, jisai vis tiek įneša daug indėlio į mūsų ekonomiką. Be abejo, ir kita tai yra emociniai dalykai turbūt. Tik smulkusis verslas gali suteikti kažkokių patirčių, unikalumo, kai tai yra jau labai maštabiškai, pavadinkim taip, ne? Jau nebelieka to jausmo, kai yra mažesnė, unikalesnė, nišinė kažkokia vieta, kurių daug nėra tokių pačių, tai čia žmonėm ir patirtis. Be abejo. Aš manau, tu turi jau daug klientų per tuos metus pastovių. Ar yra tokių, kur pastoviai lankosi jau ne vienerius? Norėčiau pastebėti ne klientai, pas mus klientų nėra, svečiai tik tai. Nes kada mes užeinam pro tas durys, tu ateini pas mane namo, o ne kaip klientas. Klientas įpareigoja mane iš karto. Jisai jau tau pasako, kaip reikia elgtis. O kada tu esi svečias, aš reguliuoju, kaip reikia elgtis pas mane. Tai va, mes apie tai šnekam, bet čia yra irgi svečiui visą laiką patinka jausti svečiui. Taip? Tai va, tai yra ir pagrindė pas mus nėra svečiai iš užsienio. Čia yra mūsų žmonės, kurie žino apie mus, žino, ko jie nori, ką jie valgo, žino mūsų aptarnavimą, žino netgi kartais, sako, Aleksandrai, pas tave kažkokia nuotaika šiandien netokia, arba ten šiandien kitaip dar kažkas. Tai va, tas yra smagu, kad jau labai didelė dalis žmonių, kurie ateina čia, jau pasidarė ir draugai, ir su kai kuriais mes ir bendraujam, ir
netgi tūsinam kažkur nuėję, Po darbo, arba ir po darbo čia nais užsidarom ir čia nais pasitūsinam irgi. Tai, tas yra toksai kaip, toks labiau klubas. Supratau. Žinai. Mes, žinai, su Vilma labai dažnai turim konsultacijas įvairias. Vilma tik tai dabar Jo, tik operatorė šiandien. Nepristačiau, kad šiandien Vilma operatorė, bet pamatysit greit ir Vilma. Jo, dažnai konsultuojam, kaip ten tą verslą suvaldyti, kaip ten jį padaryti ir dažnai žmonės kažkokių bazinių žinių neturi, patirčių, susistatyti struktūrą, žinai. Ir tu esi toks irgi pavyzdys, galiu pasakyti, nelabai tikęs. Nes tu irgi be struktūros pradėjai. Ir atbūna, tau, galiu pasakyti, ir pasisekė, aišku, tau davė pliuso tos tavo didelės patirtis, tu jau žinojai, kad tai ne į naują verslą ėjai, tu jau jame dirbai. Bet yra tokių, kur, pradedam ir nežino, kaip ką daryti, žinai. Tai kaip tu galvoji, kokia tavo sėkmės formulė ir ką tu patartum tiem nežinantiems? O sėkmės formulė, čia sėkmė yra labai stipriai pasakyta. Tu tai, bet čia dar namuose jautiesi. O kai kurie būna žiūri tiesiog, kad čia verslą atsidarysiu. Tai visų pirma, galvojat, kad tu esi ne verslininkas, ta prasme, nepamiršk, kad tu esi verslininkas, bet tu esi namie, jeigu tu, kalbant apie šią vietą. Bet aš visą laiką rekomenduoju pasigalvoti, ar to reikia. Pasikonsultuoti su kitais žmonėm, ar to reikia, nes taip, nuoširdžiai pasakius, dabar sėdint čia, aš gal 10 kartų dabar pagalvočiau prieš tai, kiek aš esu padaręs iš vis šiai vietai ir kiek aš esu gavęs. Kaifo, tokio emocinio, jo, bet finansinio aš esu daugiau įdėjęs, gal šiai dienai. Bet vėlgi, mes žiūrim į perspektyvą, į tolį dar. Čia yra anksti šnekėti, kai 3 metai vietai, kurie dar bet kas man ir patiko, kartą mes diskutavom kažkokiam temam, kad tau tie 3 metai tai yra normalus laikotarpis. Tu nelauki, kad per metus laiko tau jau grįžtų visos investicijos ir... Aš pasakiau, 5 metai, jeigu per 5 metus pas mane čia nebus nieko gera, aš uždarom, keičiam kažką ar dar, bet aš nenoriu keisti. Man tas patinka. Bet vėlgi mes šiek tiek vėl nukrypom nuo tos temos, ne? Kitas dalykas, niekada nerekomenduoju žmonėm, tie, kurie dirbo, pavyzdžiui, kirpėjų ir sugalvoti padaryti restoraną ar kavinę. Restorano ir kavinės, ir, nežinau, baro verslas yra labai sudėtingas. Ir čia turėtų būti žmogus, kuris labai tom užsidegęs ir mėgsta tą dalyką. Bet vėlgi, iš paskutinės mūsų konsultacijos, mums sako, mes irgi visą laiką žmonės percijom, kad tai yra tikrai unikalus tas verslas. Jis turi daug tokių smulkmenų, apie kurias nieks kaip ir nežino, jeigu ten nedalyvauja. Kad tai yra sudėtingesnis negu daugelis kitų verslų. Ir mums dažniausiai atsako, tai čiagi tik verslas, ne? Tai ką tu įvardintum, kas čia yra sunkiau negu šiaip koks nors paprastas, elementarus verslas? Aš tokį labai lengvą pavyzdį. Jeigu aš dirbau kaip šefas ir aš turėjau pamainą 12 valandų, čia versle aš turiu pamainą 24 valandas per parą. Ta prasme, tu turi pastoviai būti įsijungus telefoną, maža kas. Ar čia pradėtų degti kažkas, ar dar, jeigu tu išsijungi telefoną, pas tave čia viskas ir sudegs. Ta prasme, kad tau skambina tiekėjai, tu turi su jais bendrauti. Bet vėlgi, čia yra iš savo pusės, aš neku dėl to, kad aš esu toks labai smulkus, net mažiau negu smulkus verslininkas, kuris užsiema viskom, kuris galėtų deleguoti kitiems žmonėms, ta prasme, ir gal aš iš to gaučiau daugiau naudos, jeigu deleguoti. Atvirkščiai, jeigu, žinai, esi perfekcionistas ir toks kritiškas ir tada nenustotum kontroliuoti. Va tame ir bairis, kad aš labiausiai, aš nepasitikiu kitais žmonėm.
Man, Bet jeigu tu, vat, kaip kalbėjom, kad yra planų, ne, plėstis, vystytis, kaip tu jau dabar ruošiesi psichologiškai, kad kažkam vis tiek reikės tos darbus patikėti? taip, nu, tai reikės, vat, nežinau, nežinau tik tai kam. Žiūrėsim, va, Vilma sakė, nori užsiimti. Tai mes tai visada padėsim, tik tada jau mums skambinės, žinai, ar No. padaryta, ar nepadaryta. Ne, gal kažkokį bendrą projektą, gal žmonės besiklausantis irgi susimastys, nes, ta prasme, idėja visą laiką kyla ir netgi tai pastebi istoriškai, kad žiūri, tu ten idėją sugalvoji ir po 2-3 metų atsiranda tavo idėja jau įgyvendinta. O tu toksai, tipo, reikia, nereikia, tai visą laiką sakau, kad reikia stengtis rizikuoti. Reikia rizikuoti, kol esi jaunas pakankamai, rizikuok, neišeis, nu, blemba, atsistosi atgal ant tų kelių. Nereikia rizikuoti ant kelių, irgi galima, nors jau ant kelių. Ta prasme, kad nereikia rizikuoti milijonais, bet jeigu įmanoma, reikia bandyti. Bet vėlgi, ačiū savo žmonai, nes be jos šitos vietos nebūtų. Svarbu ir žmonės prie tavęs su to. Be abejo. Svarbu žmogui, ypatingai vyrui, kad tave apsuptų žmogus, kuris su tavim būtų, kuris teisingai tave nukreiptų. Čia, žinai, toks motivacinis, galiu pasakyti, pokalbis gavosi, nes iš esmės tai mes kas kart su Vilma irgi kasdien pagalvojam, nu kokia sudėtinga rinka, koks sudėtingas verslas ir kartais toks būna ir beviltiškumas užeina. Bet va dabar su tavim pašnekėjus, toks jausmas, nu, blemba, bet iš tikrųjų, jeigu yra svajonė, jeigu yra žinių, jeigu yra noras tobulėti pačiam, nes vis tiek kasdien ir tobulėja, ne, tai reiškia verta, reiškia kažkas šitoj sferoje, šitam versle tau duoda tokį grįžtamą ryšį, dėl kurio nu vis tik verta, nes iš kitos pusės finansai neverta. Problemų ten irgi visokių pasitaiko, iššūkių kasdienių, bet va reiškia kažkas grįžta. Man atrodo, vienas iš grįžtamųjų ryšių tai yra grįžtantys svečiai, ne, ir va su jais kontaktas. Taip. Ir va prisiriši ir kaip priklausomas tam. Kitas dalykas, žmogus yra toksai padaras. Jeigu mes gyvensim vien tik tai bus viskas smooth, gražu, tiesiai, be jokių problemų, nu jisai bus kaip inkubatoriai. Tu turėjai kažkokius kikus, pas tave turi banguoti viskas gyvenime. Kažkur blogai, kažkur gerai ir tada tu pamatai tą kardinaliai skirtumą ir tu jautiesi gyvas. Jeigu tu to nejauti ir tu visą laiką tu esi inkubatoriai ir tu ir gyvensi taip paprastai, viskas bus lengva, man atrodo, daug blogiau neįdomu. Ir dar tada prisiminiau, čia toks kaip ir patarimas, turbūt ir šiaip restoranam, baram, šito verslo veiklom. Aš žinau, kad jūs užsiemat tokiais papildomais veiklom, ten į festivalius važiuojat, kažką panašaus darot, ne? Ne tik, kad vietoj iš to būnat visada. Mes šiaip iš vis esam labai lankstus, ta prasme, ne vien tik tai mes galim ir namo atvažiuoti. Čia viskas vėlgi remiasi į finansus. Problemų nėra. Man atrodo, didžioji dalis žmonių yra labai motyvuoti pinigais. Tai mes irgi neišskirtiniai, mes motyvuoti pinigais, norit žmogus, bet mes vėlgi kitokie esam dėl to, kad mes tą degustaciją pravedam taip, kaip mes norim. Su savo braižu. Su savo braižu, jeigu mes šnekant apie Austrijas, mes parenkam Austrijas pagal skonį, mes papasakojam, iš kur Austrijas, kaip jos yra gaminamas, kaip jas valgyti, kokių skonių ieškoti. Nei vienas žmogus Lietuvoje to negali pasigirti ir tokie mastodontai, kaip dirbantis čia Lietuvoje milijonus metų, jie to nepadaro taip, kaip mes. Aš skaitau, čia nepasigirti noriu. Ne, čia viskas gerai, čia yra viena iš sėkmės formulių šitame versle, būti kažko ypatingas ir geresnis negu kiti būtent šitam koncepte. Ir kas dar toks, pabrėžti noriu, kad tas žmogus, kur dirbs pagal darbo sutartį,
Jisai to nepadarys, kaip mes darom, dirbantį savo. Taip. Tai va čia va yra svarbiausia. Ir kaip užmotivuoti, va toks bus paskutinis tas klausimas, matyti mūsų, kaip užmotivuoti tą žmogų, kad jisai dirbtų taip, kaip savo. Bet čia žinai, kada apie tai pakalbėsim, kai pas tave bus daugiau vietų, ar ten išsivystys ta vizija tavo. Ir tau reikės jau samdyti žmonių, nes tiesiog tu fiziškai visur negalėsi būti visada ir už viską atsakyti. Ir va tada turbūt kartu ieškosim, sėdėsim tos geriausios motivacijos formulės, kurią galės pirkti. Aš žinau, mano motivacijos problema yra, jeigu aš šiek tiek įkalu alkoholio, aš jau pasidarau toks labai dosnus ir aš pradedu taškyti pinigus. Turiu, neturiu ir va čia mano motivacija būtų ten, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau ten ar direktorius, ar vadovas, ne, kažkokioje vietoje, įpilti man taurę vyną ir aš tada motivuosiu visus. Tai ką tik paslaptį išdai. Ne, čia yra problema, čia yra. Čia yra žmogus, kuris nori pakalbinti Austrų čempionato nugalėtą. Atsiprašau, 2 metus buvom Austrų nugalėtojų, bet šiais metais tapom loseriais, 4. Tu nieko, Nesvarbu. Ta prasme, vis tiek nugalėtojas, aš čia mačiau tuos vertinimus, aš noriu paklausti. Mes, kadangi tema kalbame apie tai, kad kai tu gimsti, atsidarai savo verslą išėjęs iš virėjo, tarkim, arba šefo pozicijos, kaip tu galvoji, ar tai nėra, tarkim, jeigu tu visą laiką tik tai dirbsi pas save, virtuvėje, ar ne, ir viskuo rūpinsiesi, ar tai nėra toks kaip ir kelias į pražūtį, nes jeigu tu susirgi, jeigu tau kažkas atsitinka, realiai nėra kam perimti tavo pozicijos. Kaip tu pats galvoji, ar tu apie tai mastai, nes mes... Čia tokia utopija, taip. Ir dažniausiai taip ir būna, aš savo neleidžiu sirgti. Aš savo neleidžiu sirgti. Visiškai. Dėl to, kad jeigu aš jaučiu, kad pas mane iš karto kažkas ima, kažkokia liga, dar kažkas, iš karto tablečių 10 milijonas ir tada ir tu stengiasi taip nesirgti. Jo, bet jo, tu esi teisė. Yra tokia, ar ne? Taip, tai gerai, kad, pavyzdžiui, pas mane jau buvo ta situacija, kaip, su mano ranka sulūžusi ir aš pagrindė ir atidarinėjau Austrės. O dabar taip išėjo, kad mano vėlgi, gerai, kad kolega yra. O nebūtų kolegos, viskas. Mes galėtume užsidaryti. Tai turbūt ir yra tas pagrindinis, kad visgi ieškoti tokio žmogaus, nes, tada aš ją susiradau. Žmona, ar ne? Taip. Ji yra labai profesionali ir Austrių lukštentoja. Ir ji profesionaliai šneka apie Austrius. Tai netgi tokioj situacijai aš turiu išeiti, bet tu teisingai uždavėjai klausimą ir teisingai reikia visą laiką galvoti, kad personalas labai svarbu. Aš čia bandau išlaviruoti, bet visą laiką aš vaikštau ant plonyčio ledo. Visą laiką ant plonyčio ledo. Tai tiesiog tas turbūt rekomendacija, nes mes irgi su Margarita apie šitą temą kalbam ir aš daug esu paraklausiusi dabar visokiausios informacijos, kad jeigu tu nori atsidaryti savo vietą, visą laiką turėk minti, taip, ten 3-4 metai tu pats dirbi, bet turėk minti, kad kažkas vis tiek turi prie tavęs prisijungti, nes kitaip tavęs neliks vietos. Tai augimas jisai ir parodo. Kad mes šiandien kalbinam labai didelį profesionalą, kuris galėtų būti pavyzdys. Aš labai ačiū už tokias regalijas duotas man kaip pavyzdys. Aš nesu pavyzdys. Nereikia kukliai. Toli gražu, nesu pavyzdys. Esi mažas smulkaus verslo atstovas šitame sektoriuje, esi vienas iš pavyzdžių. Tu nebankrutavai per pirmus metus, kas vyksta dažniausiai. Tu dar ir kaip ir nesiruoši bankrutuoti, o ruošiesi plėstis ir pas tave vyksta viskas iš širdies. Va čia kas yra svarbiausia. Smagu girdėti. O įrankius visus turi, žinias, patirtis turi ir toliau plėti. Kas? Jo, mūsų draugės turiu dar. Draugės tikrai visada padėsim. Nežinau, manau, šiandien išgirdom pakankamai tos aktualios informacijos. Ne, Vilma? Norėtųsi kalbėti, bet kaip ir ką tik Vilma užkalbino dėl užimtumo, tai suprantam, kad greitai atsidarys
restoranas ir Aleksandras pats tos Jau ten eilė stovi. už vairo gamybos ir aptarnavimo, tai iš mūsų pusės mes labai rekomenduojam apsilankyti pas Aleksandrą. Tik sekite darbo laiką Instagrame, nes nedirba nuo ryto iki vakaro, O pasilieka geriau laiko šeimai. Instagrame pasisekit telefono numerį, pasiskambinkit ir žinosi tiksliai. Ir patirsit tas patirtis, kurias Aleksandras ką tik ištransliavo. Tai ačiū tau, Aleksandrai, labai, kad priėmimus, kad pasidalinai. Ačiū tau, Margarita. Labai buvo malonu. Vilma. Nusilenkiu jums. Tai va. Labai smagu. Ir iki kitų kartų. Iki. Dėkui.